Vilniaus Švento Ignoto bažnyčia stovinti Vilniaus senamiestyje, Švento Ignoto gatvėje. Pastatyta 1622–1647 metais. Ją suprojektavo Tomas Žebrauskas, priklausė jėzuitams. 1737 metais Švento Ignoto bažnyčia sudegė. Įgriuvo vidinės navos skliautai. 1748–1750 metais ją atstatant, viduje įrengti mūriniai altoriai, vadovaujant architektui Tomui Žebrauskui. Padidintos šoninės koplyčios, langai, perstatytas vargonų choras. Jėzuitų ordiną panaikinus, bažnyčia perduota Vilniaus dvasiniai seminarijai. 1774–1798 metais. 1798 metais vienuolynas ir bažnyčia perduoti rusų kariuomeniai Preobražensko pulkui. Išgriauti dirbtinio marmuro altoriai, nukapoti lipdiniai, tapyba. Bažnyčios erdvė suskaidyta į 3 aukštus. Vien bažnyčioje apgyvendinta apie 500 kareivių bei įrengtos arklidės. 1869 metais įrengtas karininkų klubas. 1925 metais rekonstruota pagal Juliušo Kloso projektą, imituojant ankstyvo baroko formas. 1939 metais sugrąžinus Vilnių Lietuvai, Švento Ignoto bažnyčioje aukojamos pirmojos mišios lietuvių kariams. 1955 metais Švento Ignoto bažnyčia paversta kino studijos sandėliu. 1991–2004 metais veikė paveikslų galerija. Vyko Šventojo Kristoforo orkestro repeticijos. 2004 metais vėl atiteko religinėms reikmėms, kaip pagrindinė Lietuvos kariuomenės bažnyčia.